Ketvirtadienį profesinės sąjungos dar kartą išreiškė nepasitenkinimą vyriausybės politiką bei pagrasino surengti Lietuvoje masinį mitingą. Penktadienį profesinės sąjungos žada protestus Vilniuje, vėliau Kaune, o jeigu sąlygos mažiausiai uždirbantiesiems nebus pagerintos, lapkritį ir masinį mitingą. Šiandien prasidėjo jau 5. konstitucijos egzaminas. Konkurse dalyvaujantys gyventojai bus suskirstyti į amžiaus grupes, kurios spręs skirtingas užduotis. Egzaminas vyks 2 etapais. Po pirmojo geriausiai pateks į antrąjį, kuriame bus pateikta 19 uždarų ir 1 atviras klausimas. Su pirmuoju oficialiu vizitu į Kazachstano Respubliką išvykusi prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Kazachstano prezidentu Nursultanu Nazarbajevu, su kuriuo aptarė ekonominio, politinio, kultūrinio bendradarbiavimo klausimus. Kazachstano šalies vadovas taip pat perdavė keliasdešimties lietuvių tremtinių bylų kopijas. Finansų ministerija pasiūlė iki 1 milijono litų kilstelėti pajamų ribą, iki kurios galiotų 5 procentų pelno mokesčio lengvata. Dabar šiuo lengvatiniu pelno mokesčio tarifu gali naudotis įmonės, kurios turi nedaugiau kaip 10 darbuotojų ir kurių apyvarta neviršija pusės milijono. Manoma, kad biudžeto įplaukas tai sumažintų 17 milijonų litų. Kėdainiuose baigtas statyti pirmasis Lietuvoje krematoriumas. Po mėnesį truksiančių bandomųjų deginimų jame bus pradėti kremuoti mirusieji.